Nu ką, ponės ir ponai, ir mes esam galų gale tiesioginiam eteryje. Labas vakaras, Norvegijos lietuviai. Mano vardas Rimantas Simaitis ir sveiki atvykę į tiesioginę galima ir čia transliaciją. Dauguma mūsų Norvegiją laiko jau savo antrais namais. Išmokome kalbą, vienoje arba kitoje vietoje susikūrėme savo namus. Per vasaros atostogas važiuojame paturistauti gražiausiose Norvegijos vietose, auginame vaikus ir nesvarbu koks oras, sekmadienius pripratome leisti eidami į turus. Tačiau neretas iš mūsų, būdamas tarp norvegų, jaučiasi nepritapęs ir nežinantis tų pagrindinių subtilių detalių, kurios padeda pasijausti lygiaverčiais ir pilnateisiais gyventojais šioje šalyje. O ypač tai veikia darbo aplinkoje. Tad galima ir čia, bendradarbiaudami kartu su Norvegijos darbo inspekcijos specialistė Daina Bogdanienė. Labas, Daina. Labas. Parašau jums 6 dalykų. Mes nieko nematom, žinok. Mes matom, viską matom, viskas tvarkoja. Okay. Mes kartu su Daina paruošėm jums 6 dalių internetinio webinaro ciklą pavadinimu Darbdavys ir darbuotojas svarbus partneriai. Ir webinaro ciklas susideda iš 6 tiesioginių transliacijų, kurios vyks lygiai kas savaitę tuo pačiu metu. Tai yra antradieniais nuo 20 valandos. Ir jų metu mūsų viešnia Daina Bogdanienė pristatys 6 temas. Tai 3 temos bus skirtos darbuotojams. Ir 3 temos skirtos tiems, kas turi savo verslus ir įdarbina žmonės. Ir jeigu norite pamatyti visas būsimas temas ir datas, tai jos yra šioje bėgančioje eilutėje, va čia apačioje bėga. Taip, kad pasižymėkite savo kalendoriuose būsimas datas, prisijungite prie Facebook grupės dirbantiems Norvegijoje, bei sekite puslapį galima ir čia ir žinokite viską, ką reikia žinoti dirbantiems Norvegijoje. Nu va, Daina, toks ilgas pristatymas ir aš noriu šiandien pristatyti mūsų darbo santykių saugumo ir teisės specialistę, Norvegijos darbo inspekcijos vyriausios patarėją Daina Bogdanienė. Labas, Daina. Sveiki, sveiki. Bet kaip mes tarėmės, aš, pavyzdžiui, savo dirbantiems Norvegijoje nematau šitos transliacijos. Supratau. Mes turim pirmosius žmonės, kurie jau paliudė, kad transliacija yra prasidėjusi ir aš labai norėčiau, kad jūs parašytumėte, ar matoma transliacija per dirbantiems Norvegijoje. Tie, kurie stebi mūsų transliaciją, padėkite biškį mums sužinoti. Pagrindinis puslapis yra dirbantiems Norvegijoje, tai yra Facebook grupė ir joje Daina kuruoja visą tą grupę ir būtų labai smagu, kad ta transliacija būtų ir per šitą grupę. Taip, kad jeigu kas nors esate toje grupėje, parašykite, ar matosi ta transliacija. Jeigu ne, tai tiesiog nukopijuokite nuorodą ir įkelkite į dirbantiems grupėje. Tai va, Daina, o gal galėtum tu, pavyzdžiui, padaryti tuo momentu pasidalinti, tada būtų tiesiog matomi. Aš turiu prisipažinti, kad matote, ar ne? Dirbantiems Norvegijoje, Ingrida, matai? Parašyk. Labas vakaras, Dramino lietuvių bendruomenė, Oslo lietuvinė bendruomenė. Taip, gal mes iš tikrųjų galim padaryti tokį dalyką, tada Daina, per tą laiką, tada tu nukopijuok tiesiog nuorodą, kaip patarėmės. Žinok, aš niekur nematau transliacijos. Supratau. Tai žiūrėkit, tai tada padarysim, Giedrė Lazauskaitė sako, matom, Ingrida Gailė sako taip, man atrodo viskas tvarkoj. Taip, kad gerai, Daina, tada man atrodo visi techniniai dalykai padaryti, galim fokusuoti į mūsų šiandien pagrindinę temą. Tai visų pirma, Daina, buvo ilgos atostogos, keletą dienų. Papasakok, kaip praleidai šiandien pirmą dieną darbe grįžus. Taip pat kaip visada, žmonių dar nedaug, todėl kad žmonės tikriausiai mūsų užsieniečiai, kuriuos aš konsultuoju, yra išvykę. Tai dar nedaug žmonių atėjo pas mus į paslaugų centrą užsieniečiams. Bet atėjo žmonės, kurie turi pagrindinius klausimus apie darbo sutartį, apie, pavyzdžiui, nesumokėtas algas, ypatingai dažnai klausia ir taip toliau. Bet šiandieną mes apie tai nekalbėsim, aš noriu susikoncentruoti į darbo sutartį. Man tai pasakyk man, kaip pradėjai tu dirbti Norvegijoje, prieš kiek metų? Aš atvažiavau čia prieš kokį 13 metų ir mano pirmasis darbas buvo, aš vikaru buvau. Paskui dirbau pagalbiniu elektriku, tada žodžiu, dirbau tokiu naftos platformai, dirbau pamaininį darbą, o paskui, kai atėjo naftos krizė, tiesiog čia nusileidau ir tiesiog savo darbą kaip laidų vedėjas, bet tik tai ne laidų, o kabelių vedėjas, gal taip pasakyti. Tiesiai. Beveik tas pats. Bet ar pasakyk, kaip buvo su sutartim? Ar tu turėjai darbo sutartį, ar tu ją skaitei? Nes prieš 13 metų tu dabar dar jaunas, tu tada buvai dar jaunesnis, tai tikriausiai
kaip labai dažnai žmonės pradeda darbo santykius, bet nesidomi, kokiomis sąlygomis jie pradės dirbti. Neskaito darbo sutarčių ir taip toliau. Ar tu perskaitai, ar įsigilinai? Ne, pas mane, jeigu atvirai, tai buvo tokia situacija, kad jaunas protas nelabai gilinasi į dalykus, tai aš gavau tiesiog šūsnį popierių. Mano kontrolinis klausimas buvo, ar yra kažkokių tai vietų, kur man reikėtų atkreipti dėmesį. Ir man darbdavys gražiom akutėm pasakė, ne, viskas padaryta pagal Norvegijos įstatymus, pagal darbo kodeksą ir aš tiesiog padėjau savo parašą ir pradėjau darbuotis. Bet aš per gyvenimą pasirašiau keletą darbo sutarčių Norvegijai būdamas. Tai daug maž viskas. Ar tavo darbdavys, iš kur tu jį radai, ir jisai buvo patikimas, tu žinojai, kad jisai yra jau, ta prasme, rimtas darbdavys? Kaip iš kur radau, tai pirmieji darbo skelbimai, pirmosios darbo paieškos buvo per skelbimus, o paskui buvo per rekomendacijas. Tai tie pirmieji darbo sutartys pirmosios, tai buvo, greičiausiai buvau pataikęs ant vienos kitos Šaraškino kontoros vadinamos. Bet paskui kažkaip pasisekė susipažinti, įsilieti į tokį žmonių ratą, kur galėjau pakankamai pasitikėti jais. Ir dirbant kažkaip nekildavo kažkokių didelių dalykų, tokių, kad... Bet su tom Šaraškino, kai sakei kontorom, tai ar esi nudegęs kada nors? Smarkiai ne, nes aš tose Šaraškinose kontorose nedaug ir dirbau. Aš gal kokius sudėjus vienoje vietoje padirbau iki metų laiko, paskui pakeičiau darbovietę, paskui kitoje metų. Bet iki metų tai daug, iš gyvenimo išbraukti metus tai yra daug. Bet kai tau būna 25 metai, 28 metai laiko, tai atrodo nelabai daug. Ne, bet iš tikrųjų pasitaiko, ar ne pasitaikė tokių dalykų? Žinoma. Jo, iš mano aplinkos tai tikrai pasitaikė, kadangi gal aš esu toksai, gal šiek tiek labiau toleruojantis dalykus, gal aš toleruodavau tam tikrus dalykus, bet kiti žmonės tai jausdavo, kad yra jiems pridedami papildomų kažkokių tai dalykų, kurie yra neprašyti darbo sutartyse. Taip, iš tikrųjų, mano ne vienas kolega atsisveikino su darbdaviu, net, sakyčiau, ne taikiai, o gana piktokai. Konfliktiškai, ar ne? Mhm. Dėl to, kad buvo daugiau darbo duodama, negu iš anksto susitarta. O galbūt nebuvo aprašyta niekas, kokios yra pareigos darbo sutartyje. Galbūt. Tai būtent dėl to, Daina, mes šiandien ir sustingom, kad mes pakalbėtume būtent apie darbo sutartį. Tai gerai, tai tada galim pradėti kalbėti rimčiau truputėlį. Aš esu padariusi prezentaciją ir mes matysime ir raštu, ir aš tada kalbėsiu ir aiškinsiu. Ir aš labai norėčiau, kad jūs, jeigu turėsite klausimų, tai parašytumėte, ar ne? Yra tokia funkcija, kad galima parašyti klausimą. Jo, komentarų sekcijoje, visi, kur rašo dabar, kad transliacija yra matoma per dirbantiems Norvegijoje grupės, būtent šitoje vietoje komentarų sekcijoje parašykite savo kažkokį tai klausimą ir mes galėsime jį iškelti ir Daina galės pakomentuoti. Puiku. Tai dabar aš pradedu kalbėti apie darbo sutartį ir aš turiu pasakyti, kad 2003 metais buvo priimti įstatymų pakeitimai, kad darbo, sutartys būtų surašomos tokiu būdu, kad jos duotų geresnės sąlygas darbuotojams. Todėl, kad labai daug žmonių tikriausiai žino, nežinau, ar mūsų klausytojai žino, bet mano patirtyje pasitaikė daug atvejų, kada žmonės dirba pakaitiniais darbuotojais, kaip tu čia minėjai, man tai vikar, arba iškviečiamuoju darbuotoju, ir ta sutartis yra labai neaiški. Be to, aš pati asmeniškai susiduriu labai dažnai praktikoje su situacijom, kai žmonės kreipiasi į mus, į darbo inspekciją, jie būna pradirbę mėnesius arba net kelis metus Norvegijoje su labai abejotinom sutartim. Ir kada aš jų paklausiu, paprašau parodyti tas sutartis, tiesiog plaukai pasišiaušia pamačius tas sutartis, nes jos sutartis būna be nurodytų darbo valandų, be nurodytos darbo vietos arba terminuota sutartis, kuri neturi visiškai pagrindo jokio. Ir tada jie kreipiasi po tų kelių metų į darbo inspekciją, norėdami, kad ta sutartis būtų pataisyta, nes jiem atrodo, kad kažkas tai gali įsikišti į jų sutartį tarp jo ir darbdavio ir ją tuoj pat čia pat ištaisyti. Tai aš noriu pasakyti, kad tai nėra taip lengva ir dėl to mes taip dabar šiandieną ir kalbamės apie tai.
nes kartais darbo inspekcija gali padėti arba kažkas gali padėti ir mes nukreipiame ten kažkur, kur galėtumėte gauti pagalbą, bet ne visada tai pavyksta. Tai šiandien kalbėsim apie bendruosius dalykus, apie darbo sutartį. Ir noriu pabrėžti, kad darbo sutartis, kurios, sakė, gavau daug lapų ir pasirašiau neperskaitęs beveik. Bet tikėdamas, kad viskas bus gerai, reiškia tikėjimas, geras dalykas, bet ne visada. Šita sutartis yra svarbus juridinis dokumentas. Ir žinokite, kad darbo santykiuose yra du dalyviai, tai yra jūs ir darbdavys. Ir nors ir kaip tai atrodytų galbūt kažkaip tai labai grubu sakyti, bet darbdavys, jisai perka jūsų darbo laiką, jisai perka jūsų sugebėjimus, kompetencijas, kvalifikacijas, įgūdžius ir taip toliau. Ir jisai perka dėl to, kad tai reikalinga jo verslui įgyvendinti. O jūs parduodate ir dėl to jūsų yra užduotis padaryti kuo geriausią sandėrį, kad jūs galėtumėte pats save kuo geriausiomis sąlygomis parduoti. Tai yra tuos sugebėjimus ir savo kvalifikacijas ir taip toliau. Darbdaviui. Tai darbo sutartyje yra tai, ką jūs sutarėte. Aš kodėl taip sakau, todėl kad labai daug žmonių ateina ir sako, aš jos net neskaičiau. Arba jinai parašyta ne ta kalba ten ir aš jos nesuprantu. Bet tu jau dirbai 5 metus ir tu nesupranti savo darbo sutarties. Bet tas man kartais būna keista. Darbo sutartis yra jūsų saugus startas Norvegijoje, todėl kad jūs, kaip parašyta mano temoje, statote savo gyvenimą ant tos darbo sutarties. Jūs vienas žmogus dirba ir jisai atsiveža savo vaikus, savo šeimą kartais, ar ne? Vien dėl to, kad jisai turi darbo sutartį ir gali registruotis Norvegijos sistemoje. Tai reiškia, kad turėdamas darbo sutartį, jūs turėsite pajamas, tada jūs turėsite socialinės garantijas, tada jūs turėsite visas tas išmokas ir visus tuos dalykus, kurios siūlo Norvegijos socialinės rūpybos sistema. Dėl to jūsų sutartis turi būti tikrai tokia, kaip pasakyti, padori, ar ne? Dėl to aš visą laiką sakau, kad sutartį reikia skaityti, suprasti ir netgi dėrėtis su darbdaviu, jeigu kažkas jums nepatinka. Nes jeigu pasirašėte sutartį, tai vadinasi sutikote su tomis sąlygomis, kas tenai parašyta toje sutartyje. Todėl, kad jeigu kyla ginčas dėl sutarties, tai galioja civilinė privatinė teisė. Ir dabar paaiškinsiu, ką tai reiškia civilinė privatinė teisė. Todėl, kad žmonės labai dažnai galvoja, kad darbo inspekcija gali ateiti ir sutvarkyti. Darbo inspekcija yra iš tikrųjų administracinė institucija, forvaltningsorgan, čia norvegiškai pasakius. Ir jinai turi tik tai administracinės poveikio priemonės. O kada, reiškia, darbdavys ir darbuotojas yra du civiliniai partneriai. Pagal įstatymą, pagal darbo kodeksą, jie turi vienodas teisės sudarant darbo sutartį. Tai reiškia, kad pagal darbo kodeksą ir darbdavių ir darbuotojų 50-50, 50-50 yra sudaromos galimybės šitom šalim darbdavių ir darbuotojų jų patiems pasirinkti elgesio variantus ir teisiškai įtvirtinti tuos elgesio variantus. Suprantate? Galbūt per daug sudėtinga, tai paaiškinsiu paprasčiau. Sakysim, jeigu parduodate mašiną ir randate pirkėją, tada pasirašote pirkimo pardavimo sutartį. Yra tas pats su darbo sutartimi. Jūs pasirašinėjate, pirkimo pardavimo darbdavys perka jūsų paslaugas, o jūs jas parduodate. Ir jeigu nesusitarėte, juk jeigu pardavinėjat mašiną arba perkate mašiną, tai skaitote sutartį. Jeigu pardavinėjate butą, perkate butą, skaitote sutartį. Jeigu nuomojatės butą, ar ne, skaitote nuomos sutartį. Nepasirašinėjate bet ko. Tai tas pats yra ir su darbo sutartimi. Ar yra kokių klausimų gal?
Aš gal iš pradžių norėčiau iš tikrųjų kreiptis į mūsų žiūrovus, kad dėl 2 dalykų. Pirmas dalykas, mums su Daina yra labai įdomu, iš kokio Norvegijos miesto jūs mus stebite, taip pat parašykite komentaruose miestą. Mes pažiūrėsime, kokia geografija pasiekė šitą transliaciją. Antras dalykas, toksai prašymas turbūt nuo mūsų abiejų, jeigu galite pasidalinkite šito video savo Facebook'o sienoje, tai yra dėl 2 dalykų. Pirmas dalykas dėl to, kad padėsite šią transliaciją pasiekti daugiau žmonių. Antras dalykas dėl to, kad kai baigsis šitą transliaciją, jinai liks tiesiog jūsų Facebook'o sienoje. Ir jeigu norėsite pasižiūrėti dar kartelį, įsigilinti į tam tikrus dalykus, ką Daina pasakoja, tai jums nereikės kažkur tai scrollinti grupėse, o tai bus tiesiog jūsų Facebook'o sienoje. Ir vat aš tiesiog labai trumpai, Daina, norėčiau parodyti, kad pas mus žmonės ir iš Oslo, vat Ingrida parašė, kad stebi ir Larviko miestą turim, ir Olesundo miestas Ieva, ir Šieno miestas, ir Sturslet. Tai vat, sakyčiau, geografija yra visai plati ir man atrodo, tavo dėstoma informacija pasieks visą Norvegiją. Gerai, tada aš tęsiu. Dabar noriu pasakyti, kad, kaip jau sakiau, 2023 metais sausio 1 dieną buvo įvesti darbo kodekso pakeitimai tam tikri ir pagrindinė taisyklė įdarbinant žmonės yra Norvegijoje darbo sutarties aiškumas ir darbo numatomumas. Tai yra, kad tu numatai, kiek žmogus dirbs. Kaip jau sakiau, todėl, kad anksčiau būdavo taip, kad labai dažnai žmonės darbinami vikari, iškviečiamaisiais ir jie atvažiuoja su visa šeima ir jie sako, aš neturiu darbo, aš turiu darbo sutartį, bet darbo man neduoda. Dėl to šitie pakeitimai buvo padaryti ir yra raginamas darbdavys įdarbinti kiek įmanoma 100% ir kiek įmanoma neterminuota darbo sutartimi. Tai yra fast, ar ne? Tačiau gyvenime negalima tokio padaryti arba draudimo, arba tokių aiškių taisyklių. Žinome, kad yra tam tikrų tokių situacijų, kada arba nėra darbo 100%, arba nėra, sakysim, darbo ilgalaikio, tai reikia terminuotos sutarties ir reikia pavaduojančio darbuotojo ir taip toliau. Taigi kitoks įdarbinimas yra nedraudžiamas, jeigu tam yra įstatymo numatytos sąlygos ir jeigu darbuotojas sutinka ir yra įstatymo numatytos aplinkybės, darbdavys gali įdarbinti terminuotai, tai yra su pasibaigimo data darbo sutartis, ar ne, yra darbo pradžia ir darbo pabaiga, 1 metam, pusė metų. Darbas, tarkim, tai gali. Ir terminuota, reiškia ne fast. Ir nepilną darbo laiką, tai pavyzdžiui 20%, sakysim. Tai, žodžiu, taip gali būti. Iš Kijevo žiūri. Sveikinimai Kijevui. Taigi darbo sutartis privalo būti raštu. Čia pakartosiu informaciją, kurią tikriausiai visi žinot, bet dar kartą šią tiesiog pakartosiu trumpai. Vėliausiai per 1 savaitę nuo darbo pradžios jinai turi būti pasirašyta. Mes nerekomenduojame dirbti be darbo sutarties, nebent dirbate pas savo tėvą ar motiną ar dėdę, bet yra buvę atvejų, žinokit, netgi mano pačios praktikoje, kai žmonės dirbo pas savo giminaičius ir negavo algos, be sutarties dirbo. Ir nieko negalėjome padėti. Jeigu nėra sutarties, tai tik tai nuo geros valios darbdavio priklauso, ar gausit atlyginimą ar ne? Taip, nes tada neįrodysite, kad tenai dirbote ir kiek valandų dirbote ir taip toliau. Mes apie tai dar pakalbėsim. Tai sutartį perskaitykite, supraskite, paklauskite darbdavio. Sutartį turi pasirašyti ir darbdavys, ir darbuotojas, kada perskaito ir supranta. Ir kada pasirašote, reiškia, jūs sutinkate su tomis sąlygomis, kurios ten yra parašytos. Ir jinai yra rašoma 2 visiškai vienodomis kopijomis arba egzemplioriais. Privalomos sutarties formos nėra, jinai gali būti 15 puslapių, jinai gali būti 1 puslapio. Kartais yra darbdavių, kurie turi advokatus ir tie advokatai paruošia labai tokias komplikuotas sutartis ir mažom raidelėm ten prirašyta, ir didelėm raidėm ten prirašyta, ir ten visokie labai keisti formulavimai būna. Kad aš tokias sutartis matau, aš jau iš karto įtariu, kad ten gali būti nelabai, sakyčiau, aišku. Tai vis tiek darbuotojo yra uždavinys ir tiesiog prievolė perskaityti netgi ir tokią komplikuotą sutartį
prieš ją pasirašant. Todėl, kad tai yra jūsų sutartis, ant kurios statysite savo gyvenimą. O klausyk, Daina, mes iš Viktorijos gavom klausimą. Dėl Callings Vicar, ar turi būti numatyti procentai tokie darbo sutartyje, jeigu konkrečiai paėmus tokį atvejį? Tokios formuluotės yra labai keistos. Till Callings yra iškviečiamas, Vicar yra pavaduojantis. Tai dabar, reiškia, jeigu yra pavaduojantis, jisai pavaduoja kažkokį tai žmogų, kuris anksčiau buvo irgi ten dirbo, bet dabar dėl kažkokių tai priežasčių nebedirba. Tai jūs turite tada žinoti, kiek tas žmogus dirbo, ar jisai lygiai tokias pačias pareigas turėjo ir taip toliau. Aišku, ateinantis darbuotojas negali to išsiaiškinti, tai tada aš patarčiau kreiptis į, sakysim, savo darbo kolegas, arba į profsąjungą, arba į kokį nors kitą darbuotoją, kuris galėtų geriau, arba į darbdavį. Bet jeigu jūs įmate tokią darbo sutartį, kuri Till Callings Vicar, aš sakyčiau, kad tai yra formuluoti labai abejotina, paprastai pasakius taip jau. Ir klauskite, kokį žmogų jūs pavaduojat, kaip tas kitas žmogus dirbo, nes jūs, reiškia, kažką tai pavaduojate tenais. Aš dabar labai aiškiai negaliu jums atsakyti. Procentai, kaip jau sakiau, pagrindinis yra principas, kad įdarbinami kuo aiškiau ir kuo numatomiau darbo apimtis turi būti. Kad jūs galėtumėte organizuoti savo gyvenimą ir žinoti, kad kitą savaitę aš dirbsiu 20%, o dar kitą aš dirbsiu 30%. Ir taip toliau. Turi būti grafikai sudaromi, bet jūs jau pradėdami darbo santykius turite žinoti, kokias pajamas jūs maždaug gausite. Darbdavys turi tą užtikrinti. Jūs negalite stovėti su, žodžiu, kepurė rankoje prie darbo ir laukti, kol jūs iškvies į darbą. Nors kai kurie žmonės yra tokių darbų, kai tas yra galima. Pavyzdžiui, vertėjai. Aš pati dirbau vertėjai ir mums skambindavo policija ir sakydavo, iki dabar ateik ir versk. Tai tada kada tu tokį darbą dirbi, tai tu žinai, kad gali būti tokia situacija. Ir kartais tu sėdėsi be darbo ir 2 savaitės, ir 3 savaitės, ar ne? Tai tu tada esi Till Callings Help. Tai tu esi vertėjas užsakomas per telefoną. Tai yra šito darbo specifika, ar ne? Bet jeigu jūs dirbate valyme ir turi, reiškia, objektus visą laiką darbdavys, tai jisai turėtų jums pasiūlyti kažkokius tai procentus. Jūs turite prašyti šito ir darbdavys turėtų užtikrinti jums jūsų darbo apimties numatomumą. Tai va taip išsiplėčiau. Kai mes pateikėm Viktorijos klausimą, aš matau, kad yra žmonių tie, kurie turi labai daug savo klausimų. Tai mes gal padarysim taip, mes taip tarpukais padėliosim klausimus, mes turim ir internetu atsiųstus klausimus, taip kad nepykit visi tie, kurie turi savo klausimus, rašykite į Facebooką, gal kartais, jeigu kartais ir Dainai nepavyktų dabartinės transliacijos metu atsakyti į visus klausimus, tai galbūt kažkada prisėdus vakare prie kompiuterio galės vieną kitą klausimą jūsų atsakyti raštu po transliacijos. O mes, man atrodo, Daina, tiesiog galim tęsti ir taip eiti pagal mūsų suplanuotą grafiką. Gerai? Ok. Dabar darbo sutarties kalba. Nėra reguliuojama įstatymų, nėra parašyta įstatymė, kad sutartis gali būti ten lietuviškai ir dar kažkaip. Bet žinant, kad oficiali Norvegijoje kalba yra norvegų kalba, tai aišku, visi dokumentai turėtų būti rašomi norvegų kalba. Ir taip pat būtina tam, jeigu būtų juridiškai kažkoks tai klausimas iškilęs, tai tada, aišku, duosite advokatui į teismą, sakysim, darbo sutartis ir kitus dokumentus. Ir ten yra jau kalba norvegų. Taip kad pasirūpinkite, kad viskas būtų norvegiškai. Jeigu jūs nueinate į arbeidstilsyne.no, čia yra internetinis adresas darbo inspekcijos puslapio, mano darbo, jūs randate tenai Maler for arbeidsavtaler, tai yra darbo sutarčių šablonai. Ir tenais atsidaro štai toksai langas pirmiausiai, Maler for arbeidsavtaler, ir čia aš pažymėjusi lietuviškai darbo sutartis. Vadinama standartinė darbo sutartis ir tada jūs ten rasite 5 puslapių dokumentą, kur yra absoliučiai visos sąlygos, viskas, kas privalo būti darbo sutartyje, ten yra
ir norvegiškai, ir lietuviškai. Kaip patogu. O darbdavys gali panaudoti tą, pavyzdžiui, Žinoma, jeigu rekomenduojame. Jeigu darbuotojas gauna nekalbantis norvegiškai arba prastai kalbantis norvegiškai jo sutartį, ar gali darbuotojas paprašyti, kad būtų perrašoma į tą? Jisai paprašyti gali, bet darbdavys nebūtinai gali sutikti, todėl kad tokio reikalavimo niekur nėra, kad būtų sutartis darbuotojui privaloma, reiškia, suprantama kalba. Tačiau jisai gali pasitikrinti pats, sakysim, pasimti tą darbdavio sutartį ir paskui pasilyginti su šita darbo sutartimi, kuri yra lietuviška, maždaug terminus pasižiūrėti. Ir kitas dalykas, jeigu jūs prašote darbdavio, kuris duoda jums sutartį norvegų kalba, kurios jūs nesuprantate, ir jūs sakote, aš noriu ją pasimti ir aš ją noriu perskaityti, suprasti, kad aš galėčiau pasirašyti. Ir darbdavys jums sako ne. Tai ar jums jau aišku maždaug, kokia reakcija turi kilti? Labai geras patarimas praktinis. Teisingai. Jūs turėtumėt jau sėdate į mašiną, užsidegė raudoną lemputę. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kažkas negerai. Tai vat toks darbdavio nesutikimas, kad jūs suprastumėte darbo sutartį, jau yra ta raudona lemputė. O oficialiai, jeigu darbuotojas paprašo darbo sutarties, jam turi būti duodama išsistudijuoti, ne? Tai žinoma, tai darbdavys juk nori žinoti, reiškia, kad turėti darbuotoją, kuris supranta darbo sutartį ir visus savo įsipareigojimus, jeigu jis yra rimtas darbdavys. Jisai negali rašytis ant kažko tai, ko žmogus galimai nesupranta visiškai. Tai iš karto indikuoja, kad tai gali būti nelabai gerai ateityje. Labai geras praktinis patarimas. Jeigu būčiau žinojęs tą praktinį patarimą 10 metų anksčiau, kaip pirmą kartą darbinusi darbovietė. Ir iš tikrųjų, sakyčiau, net ir visose darbovietėse būdavo tokia situacija, kad kai gaudavau sutartį, peržiūrėdavau, perskaitydavau, vis tiek mano norvegų kalba nėra tokia gili, kad žinočiau terminus. Tai aš tiesiog pasiklausydavau tam tikrų žodžių ir tiesiog pasirašydavau ant pasitikėjimo, kas nelabai gerai, ne? Reikia pasimdamo. Manyčiau, kad nelabai gerai. Mano praktikoje per 17 metų, dirbant darbo inspekcijoje, buvo tik tai vienas žmogus, lietuvis, kuris atėjo su darbo sutartimi, paprašęs ją išaiškinti. Šitas žmogus dabar yra verslininkas ir tikrai labai daro rimtą verslą Norvegijoje. Nesakysiu kas, bet jisai vienintelis buvo, kuris atvažiavo net pas mane į namus ir mes sėdėjom jo mašinoje ir aš jam verčiau visą sutartį ir aiškinau. Tikriausiai nukopijuoti norėjo savo verslą šitą sutartį. Ne, jisai buvo tada dar darbuotojas ir buvo apgautas ir po to mes jam padėjom ir taip toliau. Tai čia visos istorijos, čia daug tokių istorijų yra. Važiuojam toliau. Tai darbo sutartyje privalo būti, tarp kitko, darbo kodekse, čia straipsnį aš nurodžiau ir galite pasižiūrėti, kas tenais parašyta. Tai šiame straipsnėje nurodyta, kas turi būti įrašyta darbo sutartyje. Darbdavio įmonė, organizacijos numeris, taip pat darbuotojo duomenys, darbo vieta, labai yra svarbu. Man atrodo, mes gavom klausimą apie darbo vietą. Pasižiūrėk man tai. Jo, gavom klausimą, aš norėčiau paskaityti ir aš dar kartą noriu padėkoti visiems tie, kurie rašo Facebook'o komentaruose klausimus. Kaip ir minėjau, galbūt tiesioginės transliacijos metu dėl jūsų klausimų kiekio nepavyks į visus atsakyti ir galbūt tada, kada Daina grįš po darbų, vakare pasidarys arbatos puodelį ir galės į vieną kitą klausimą atsakyti tiesiog forme. O jeigu jūs iš tikrųjų kitom temom klausimus norite pateikti, būtent va čia bėga apačioje eilutė, pateikite ją Daina Bogdanienė tilsinė.no. Tai būtent iš Sauliaus gavome ir klausimą, kuris į elektroninį paštą atsiuntė Dainai klausimą ir jis skamba taip. Norvegijos darbo kodekse yra nurodyta, kas privalo būti darbo sutartyje. To aš gal net tą pačią pradžią klausimą. Tuoj, sekundėlę. Mane siunčia dirbti, man atrodo, šitas. Taip, klausimas dėl darbo vietos. Mane siunčia dirbti į įvairias darbo vietas, ar privalo mokėti už keliones ir pragyvenimą. Dėl to sutartyje svarbu, kad būtų nurodyta darbo vieta, jei ji nurodyta, o siunčia dirbti kitur, turėtų būti į sutartį taip pat įrašyta, kas bus apmokama tokiu atveju, jei siunčia kitur. Jei darbo vieta sutartyje iš vis nenurodyta, prieš pasirašant reikia klausti ir apie darbo vietą, o jei darbo vietos skirtingos, į sutartį turi būti įrašyta, ką apmokės. Tai klausimas dėl bandomojo laikotarpio.
Aš turbūt Ne, suplaukiau į vieną, ne? Jo, tu suplakiai truputėlį, bet čia apie darbo vietą. Tai va čia maždaug taip ir yra atsakyta, todėl kad jisai sako, kad mane siunčia dirbti į vairias darbo vietas ir privalo mokėti už keliones. Ir, reiškia, sako, kad tikriausiai sutarties svarbu, kad būtų nurodyta darbo vieta. O jei ji nenurodyta, o siunčia dirbti kitur, turėtų būti, reiškia, apmokėjimas kažkoks. Tai žmogus klausia, koks turėtų būti tas apmokėjimas. Tai aš noriu pasakyti, kad darbo, jeigu vieta yra nurodyta, sakysim, kaip mano darbo vieta nurodyta yra Oslas, ar ne? Ir man pasako vieną dieną, kad tu, Daina, turi važiuoti į kokią nors Drameną ir skaityti tenais, vesti seminarą. Aš tada iš karto paklausiu, kas man bus apmokėta, kada aš važiuosiu į tą Drameną, nes mano darbo vieta jau bus kitur. Bet aš žinau, kad pas mane yra tarif aftala, tai yra kolektyvinė sutartis, kurioje nurodyta visą tai. O jeigu jūsų darbo sutartyje darbo vieta nenurodyta, ir jūs pasirašinėdami darbo sutartį matote, kad parašyta darbo vieta, o tenai niekas neįrašyta, jūs turite iš karto klausti, kur aš dirbsiu. Galbūt aš dirbsiu skirtingose vietose, kaip statybininkai labai dažnai yra siunčiami ir ten, ir ten, ir ten. Galbūt į Stavangerį išsiųs iš Oslo, ar ne, 2 mėnesiam. Tai tada kas apmokės jums? Tačiau dėl statybininkų yra vėlgi kolektyvinė subendrinta darbo sutartis, kad turi apmokėti. Bet jeigu jūs dirbate ne statybininkų ir ne valytojų, nes šitai galioja tik tai statybininkam ir valytojam, kad jūs nebūdami net profsąjungos nariai gausite apmokėjimą, jeigu jūs siunčia į kitą darbo vietą, negu ta, kuri nurodyta sutartyje. Taip kad, ką aš noriu pabrėžti, kad čia nekomplikuoti mano atsakymo. Jūs turite klausti, kur jūsų darbo vieta, jeigu darbo vieta nenurodyta jūsų darbo sutartyje. Dabar toliau turi būti nurodyta pareigybė, pareigos darbo aprašas. Vat man tas sakė čia pradžioj, kad krauna, ar ne, kažkokias tai naujas pareigas. O kur yra tada darbo aprašas, ką aš turiu daryti? Tai tada man prašau duoti tą darbą mano, kai vadinasi, stilings beskrivelse. Tai yra darbo aprašas, mano pareigybės aprašas. Taip pat turi būti data, nuo kada priimtas į darbą, bandomasis laikotarpis, darbo laikas, darbo laiko išdėstymas ir pertraukos. Darbo laikas irgi labai svarbu. Žmonės yra išmokę užsieniečiai tą žodį fast, tai yra pastovi darbo sutartis, bet jeigu pastovi darbo sutartis yra be darbo laiko, reiškia, kad 0 valandų, tai ta pastovi nieko nereiškia, jūs dirbate 0 darbo valandų pastoviai. Mes dar gavome klausimą man tai dėl bandomo laikotarpio. Iš Jūratės, ar ne? Jo. Taip, Jūratė rašo, kad esu įdarbinta iki 0,5 metų, o bandomasis laikotarpis 6 mėnesiai. Ar tai teisinga? Nes... Čia dabar jau atsakymas yra. Ar tai teisinga? Čia klausimas buvo. O atsakymas yra toksai, nes darbinant terminuotai, bandomasis laikotarpis gali būti tik pusė įdarbinimo laiko. Ar suprantat, jeigu Jūratė yra įdarbinta 6 mėnesiam, reiškia 0,5 metų, 6 mėnesiai ir bandomasis laikotarpis irgi 6 mėnesiai. Tai reiškia visą tą įdarbinimo laiką, jinai yra bandomajam laikotarpį. Pagal įstatymą taip yra neteisinga, nes jeigu įdarbinimas terminuotas, tai yra 6 mėnesiam, tai gali būti bandomasis laikotarpis tik tai pusė įdarbinimo laiko. Tai va, atsakiau aš Jūratei dabar. O klausyk, Daina, būtent grįžtant prie tavo prieš tai būsios skaidrės, aš sugalvojau tokį vieną klausimą, aš galiu įjungti atgal vieną. Būtent pareigybė, pareigos ir darbo aprašas. Jeigu, pavyzdžiui, žmogus yra įdarbintas sukti gipsą, gipsas baigėsi, netveža keletą savaičių ir darbdavys sako, eik čia, pabetonuosi. Ar jisai turi teisę atsakyti, sakyti, kad aš esu, tarkim, gipso sukėjas, ar jisai, kaip reikėtų elgtis tokių situacijų?
Nežinau, čia jau sveikas protas turi diktuoti. Jeigu iš tikrųjų nėra ką daryti, tai gal ir galėtų kažkokį kitą darbą, bet jeigu jisai visiškai nemoka, jeigu, sakysim, jeigu tu esi plytelių klojėjas, o tau liepia eiti dirbti su ekskavatorium, tai tada ir neturite tam kvalifikacijos, tai jūs atsisakote. Bet jeigu jūs galite ten kažką padaryti ir tai yra vienetinis atvejis, tai nedažnai pasitaiko, tai galima kažkaip tai suderinti šitos dalykus. Bet jeigu tai yra nuolat ir nuolat, aš papasakosiu situaciją, kai yra, sakysim, valytoja dirba ligoninėje ir skundžiasi, atėjo į darbo inspekciją, sako, kad aš dirbu, valau palatas, ir man visą laiką manęs prašo pavertėjauti pacientam, nes jinai yra lietuvė ir staiga pacientas atsiranda lietuvis ir sako, ateik tu čia ir dabar dirbk vertėją. Ir aš tą darau, nes nenoriu supykdyti darbdavio. Ir tai kartojasi visą laiką. Tai visų pirma, vertėjos darbas yra labai tikrai daug apmokamas. Ir tokiu atveju tikrai reikėtų atsisakyti vertėjauti, nes tu gali padaryti dar ir klaidų, todėl kad tai netitinka tavo kompetencijos. Valytoja negali vertėjauti. Bet jinai, bijodama supyktyti darbdavį, jinai vertėjaudavo, kol nepasikonsultavo su mumis ir mes patikrinome tą įmonę tada. Tai yra ligoninė. Ir dar vieną klausimą Sandra labai į tą temą uždavė. Ar darbo vieta tai yra nurodomas tik miestas, ar ir objektas ir adresas? Ar turi būti adresas, ar užtenka tik miesto? Kuo tiksliau, tuo geriau. Jeigu yra skirtingi objektai, miestas, pavyzdžiui, vėl valymo darbuotojai, ne, tai jie važinėja iš vietos į vietą. Tai galėtų būti sąrašas. Jūs turėtumėte turėti, kuo tikslesnę turite, žodžiu, informaciją apie savo darbo vietą, tuo yra geriau. Tai va. Ačiū labai ir mes galime eiti turbūt į 9 skaidrę, ne? Taip. Dabar terminuotas, neterminuotas įdarbinimas. Tai jeigu jisai terminuotas su pabaigos data, turi būti priežastis. Tai yra naujas 23 metų pakeitimas. Turi būti nurodyta priežastis, kad etatin dabar reikalauja, kad būtų nurodyta priežastis. Ir taip pat, jeigu darbas yra nepilna darbo laiką, tai, sakysim, yra 20%. Arba kažkoks tai tilkalings vikar be jokio procento. Turi būti nurodyta priežastis, ką ten pakeičia tas žmogus. Jau darbo sutartyje. Ir toliau atostogos atostoginiai, atleidimo terminai, alga už, reiškia, palaukit, peršoku kažkaip tai. Ne. Alga, kurią mėnesio dieną išmokama ta alga, irgi turi būti nurodyta, ir kitos sąlygos. Pageidautina, kad būtų nurodytos kolektyvinės sutartys, priedai, kokios yra kvalifikacijos kėlimo programos ir taip toliau. Tai dabar pagal naujus įstatymus visi reikalavimai įrašyti darbo kodeksą, darbo sutarčiai yra dar patikslinti, išplėsti ir taip toliau. Netgi reikalaujama, net nereikalaujama, bet pageidaujama, kad darbo sutartyse būtų įrašyta, kur yra mokami, pavyzdžiui, pensijų fondai ir kokie draudimai ir taip toliau. Pasidomėkite, aš jums patarčiau tikrai pasižiūrėti. Palaukit, kur aš čia nušokau. Pasidomėkite, kur, nueikite į darbo inspekcijos puslapį Arbeitstilsyne ir Maler für Arbeitsavtaler, kur rodžiau tam kitam slaide, ir tenais matysite, kokia turi būti sutartis ir kas joje turėtų būti parašyta, ir tiesiog prašykite darbdavio, kad padarytų tokią sutartį. Dabar mes kiek turim visai jau gal ir nedaug laiko, dar daug. Dabar, kada galima įdarbinti terminuotai? Tai yra labai aiškiai nusakytos sąlygos, kada galima įdarbinti terminuotai, tai yra su pabaigos data. Kai yra trumpalaikis, nenumatytas darbo jėgos poreikis, sezoninis darbas, derliaus nuėmimas, turizmo sezonas, kalėdinė prekyba, panašiai. Trumpalaikis, praleistam, tam tikros kompetencijos poreikis. Pavyzdžiui, statybų įmonėje trumpam reikia elektriko. Darbas projekte arba pakaitinis vikar darbas, tai yra pakaitinio darbuotojo,
tada galima įdarbinti terminuotai. Kaip pakeičiate kažkokį žmogų, išėjusi mokytis, išėjusi, kodėl šokinėja? Ne, atrodo, kad pas mus 10 skaidrė, taip ir stovi. Ne, aš dabar visiškai ką kitą rodau. Ne? 10 skaidrė dabar yra. Būtent apie, kada galima įdarbinti terminuotai, būtent apie tai. Ai. Ok, bet man gerai. Gerai. Per tą laiką, aš iš tikrųjų, ar tau reikia biškį laiko, kad pasižiūrėtum kažką tai? Ne, aš tiesiog žiūriu, kad jums rodo kažką kito, o man rodo visai ką kitą. Bet nesvarbu. Bet jeigu nenurodoma, kad darbas yra terminuotas, tai reiškia, įdarbinimas yra pastovus. Ir kitas dalykas labai svarbus, jeigu projektai seka vienas po kito, nors tai yra projektinis darbas, galima terminuotai darbinti tarsi, ar ne, bet kartais darbdaviai žaidžia. Ir jie sako, žodžiu, kad dabar čia buvo projektas statybinis ir po to tu eini į kitą projektą ir vėl dirbsi tenais tą patį darbą absoliučiai kitame projekte. Ir trečiame, ir ketvirtame, ir taip toliau. Tai jau yra įstatymo pažeidimas ir reikėtų darbinti pastoviai. Čia būtent Laura Trimonytė būtent va tokią pat temą greičiausiai ir palėtė, o jeigu žmogus dirba sezoniniu darbuotoju visus metus ir pratęsiama sutartis kas kelis mėnesius, bet darbdavys nenori pasirašyti fast sutarties, žmogus turi norvegišką ID ir gerai kalba norvegiškai. Ar taip gali daryti darbdavys ir jei taip, kiek tai laiko gali pratęsinėti kontraktą kaip sezoniniam darbuotojui? Jeigu tai yra sezoninis darbas ir tikrai tik tai kelis mėnesius per metus, tai taip, gali pratęsinėti visą laiką. Nes turi būti tęstinis darbas, kad jisai galėtų būti fast. Nes sezoninis, tai aš suprantu, kad tai reiškia tik tai tam kelis mėnesius jisai dirba. Kaip tik čia maisto pardavime. Street food. Bet jeigu, tai reikia žiūrėti, kiek jisai mėnesių dirba per metus. Ar, pavyzdžiui, tas sezonas tęsiasi tik tai vasarą, galbūt žiemą to street food nepardavinėja, tarkim. Tai tada yra sezoninis darbas, taip, yra tokia sąlyga, sezoninis darbas, dėl to jo sutartis sudaroma ten 4 mėnesiam ar 5 mėnesiam per metus. Norvegų kalbos mokėjimas tikrai neturi jokios įtakos jūsų įdarbinimui. Ar jūs dirbsite terminuotai ar ne. Tai čia ir tai, kad jūs ilgai gyvenate Norvegijoje, irgi neturi įtakos. Tiesiog šitos visos turi būti sąlygos, tas, kas nurodyta dabar ekrane, ir tada darbdavys gali darbinti terminuotai. Bet aš to jau pasakysiu, dar pakalbėsim apie tai, kada galima įdarbinti nepilnu darbo laiku. Ir paskui pasakysiu, kaip galima keisti darbo sutartį ir kokiais atvejais galėtumėte gauti geresnį ir palankesnį savo darbo sutartį. Tai nepilnų darbo laikų, ten, sakysim, 20%, 30% galima darbinti tik tai tada, jeigu darbo sutartyje paaiškinama priežastis, kodėl yra tas nepilnas darbo laikas. Nes, kaip sakėme, pagrindinė taisyklė yra 100%. Tai priežastis gali būti tik tai pagal įstatymę nurodomas sąlygas, kada yra tokios sąlygos išpildytos, tai yra laikinas darbas, pakaitinis, vikar, pakeičiate darbuotoją, kuris laikinai nedirba, praktika, praleista ir praktika atliekama, ir taip pat NAV programa, reiškia, kada NAV siunčia atlikti irgi praktikos į darbo vietą. Ir taip pat gali būti organizuotos sporto darbuotojams, kurie dirba nepilną darbo dieną, nepilną darbo savaitę, tai yra sportininkams, treneriams, teisėjams ir panašiai. Tačiau jeigu žmogus taip yra įdarbinamas, sakysim, nepilnu darbo laiku, dirbate nuolat, bet nepilną darbo. Taip įdomi, Daina pasakojo, aš labai tikiuosi, kad neužstrigo Daina iki pat galo, mes šį vakarą buvom susijungę su Daina. Parašykite komentaruose, ar čia man tik tai užstrigo internetas ir Daina pasakoja, ar jūs matote mane, bet Daina yra užstrigusi. Parašykite komentaruose, nes man įdomu sužinoti, ar aš čia pakibau,
Ar čia mes trumpam praradom Dainą? Pasižiūrim, kaip... Jūs mato dabar mane, kas vyksta? Aš labai norėčiau, kad kažką tai parašytumėt jūs komentaruose. Taip, supratau, Daina užstrigo. Mes kaip tik, viskas tvarkojom, mes kaip tik su Daina buvom vakar pasijungę. Ir Dainai buvo panaši situacija, bet mes sprendimą atradom. Tai vat Daina greičiausiai pasijungs per savo mobilų internetą. Tai jeigu Daina matai, tai kaip ir tarėmės. Pasijung hotspotą ir tada kompiuterį prijung prie hotspotą ir tada pasijung. O aš kaip tik, kol mes laukiam Dainos, noriu jums pakartoti dar kartelį, kad tiek ir Daina Bogdaninė, atstovaudama Norvegijos darbo inspekciją, tiek ir galima ir čia, tiek ir visos Norvegijos lietuvių bendruomenės padeda jums susipažinti su darbo specifika, darbo sauga ir darbo inspekcijos taisyklėmis. Ir būtent mes esame padarę 6 dalių webinarą, kurio metu bus 3 temos bus skirtos darbuotojams, tie, kurie dirba samdomą darbą, ir 3 dalis bus skirtos darbdaviams, tie, kurie būtent turi savo kažkokį verslą ir samdosi darbuotojus ir kaip elgtis tam tikrose situacijose darbinant darbuotojus ir nepadaryti klaidų ir nebijoti tada, kai yra patikrinimai ir kiti dalykai. Tai aš naudodamas progą noriu iš tikrųjų jums pasakyti, kad kita transliacija bus balandžio 29 dieną. Ir būtent šita transliacija balandžio 29 dieną yra skirta tiem, kurie darbinasi. Tai jos tema yra ką reikia žinoti apie saugumą darbe. Tada po to dar kitas antradienis. Jeigu viskas tvarkoja, jeigu nebus force majeure, mes startuojam antradieniais 8:00. Gegužės 6 dieną tai legalus darbas lygus socialinės garantijos, tai yra paskutinė tema skirta darbuotojams, tai būtent legalus darbas socialiniams garantijoms. Ir tada nuo gegužės 13 dienos 3 webinarai, 3 temos būtent skirtos darbdaviams. Tai pirmoji tema, Daina Bogdanė yra paruošusi temą darbdavio atsakomybė, tai būtent tie, kurie darbina žmonės. Dainos turbūt darbas yra darbuotis su, kaip jinai transliacijos pradžioje paminėjo, su tautinėmis mažumomis ir padėti atrasti tam tikrus dalykus, kas padėtų būti gerų darbdavių. Tai darbdavio atsakomybė gegužės 13 dieną bus. Tada dar viena tema bus gegužės 20 dieną, būtent po 7 mai, 3 dienos praėjusios, bus pasikalbama apie saugumas darbe, tai fiziniai ir organizaciniai veiksmai, rizikos vertinimas ir privalomas saugumo tvarkos. Ir tada paskutinė tema bus dar gegužės 27 dieną, tai yra paskutinė tema darbdaviams, tai kas ką tikrina ir kaip bendrauti su tikrintojais. Tai dar viena turbūt įdomi tema, kuri bus reikalinga tam, kad nebijotumėt tada, kada ateina tikrintojai, tada, kad viskas būtų padaryta tvarkingai ir kad viskas atitiktų dalykus ir kad nereikėtų bijoti tada, kada ateina tikrintojai. O aš iš tikro, duokit man sekundę laiko, aš išsiųsiu privačią žinutę Dainai. Taip, aš iš tikro, tokios nenumatyti dalykai atsitinka, mes galim prijungti Dainą. Labas, Daina. Jo, žinokit, kelios problemos mes pasitikrinom pas mus name, jau antrą dieną. Supratau. Tai aš per tą laiką, kol tu įkelsi skaidrės, nes man atrodo, dingo tavo skaidrės, tai tu įkelk, aš tik tai papasakosiu tau, kai tu buvai dingus, kad aš buvau priminęs žmonėms, kad ateina šios temos, jeigu neįvyks kažkokie tai force majeure arba Telia leis mėgautis internetu, bus balandžio 29 dieną. Ir gegužės 6 dieną bus būtent darbuotojams ir darbdaviams, tie, kurie samdo žmonės, bus gegužės 13 dieną, gegužės 20 dieną ir gegužės 27 dieną tomis temomis. Ir jeigu jūs turite kažkokių klausimų, iš karto prioritetizuosime tuos klausimus, kurie bus atsiųsti būtent šiuo elektroniniu paštu, taip kad parašykite savo temoms klausimus į tą elektroninį paštą, o mes, man atrodo, Daina, galim tęsti, ne? Okay. Mes keltoj skaidrį baigiam. Man atrodo, buvo... Jo, aš atsimenu. Okay.
Tai vat, vieną kartą per metus turite kalbėtis, jeigu jūsų įdarbinimas yra nepilnų darbo etatu, turite teisę pasikalbėti su darbdaviu, ką jisai numato ateityje, kokį darbą jums ir geriausiai su profsąjungos atstovu, nes tai yra įstatyme nurodyta, kad jūs turite teisę taip daryti. Jūs turite žinoti, kokios jūsų perspektyvos yra tame darbe. Bet jeigu darbo sutartyje yra parašyta, reiškia, darbo laikas, neparašyta 40 valandų per savaitę arba 37,5, kaip paprastai būna parašyta, nieko neparašyta, reiškia, jūsų darbas yra 100% ir nieko spėlioti daugiau čia nereikia. Dabar, kada terminuotas įdarbinimas neteisėtas, tai kai tam nėra realaus poreikio, bet tai reikia daryti teisinį įvertinimą. Taip, kad čia darbo inspekcija, kaip jau paskui aš pasakysiu, dar negali įvertinti. Jūs turite kalbėti su savo profsąjunga arba su advokatu. Jeigu jūs galvojate, kad jūs neteisėtai įdarbino terminuotai, tarkim, ar ne, tai geriausiai pasitarti su advokatu. Jeigu yra visą laiką nuolatinis darbas, bet visą laiką pratesinėjamos sutartys, kaip čia buvo užduotas klausimas, ar ne, street food. Bet šiuo atveju galėjo būti, kad tikrai yra sezoninis tas darbas. Tai geriausiai netgi ateiti, sakysim, į darbo inspekciją pasiskambinti. Aš pasakysiu, kur ateiti paskui, pabaigoje. Jeigu dirbate terminuotą sutartimi arba nepilną darbo laiką, nors tam nėra legalios priežasties. Tai pirmiausiai kalbėkite su darbdaviu, kreipkitės į profsąjungą arba advokatą ir dar kartą primenu, kad pagal dabartinius įstatymus pagrindinė taisyklė yra aiškumas ir numatomumas jūsų darbo. Tai yra neterminuotas įdarbinimas, fast pagrindinė taisyklė ir pilna 100% darbo laikas. Dabar kalbėsime apie pasitaikančius atvejus. Sakysim, dažnai pasitaiko, kad darbo sutartis garantuoja darbo laiką, bet darbdavys nesuteikia to darbo laiko, kurį garantuoja darbo sutartis. Tai atsakymas reiškia, ką daryti. Darbo sutarties sąlygos, kurios yra parašytos, darbo sutartyje yra privalomos ir darbdaviui, ir darbuotojui. Darbuotojas turi dirbti tiek valandų, kiek nurodyta darbo sutartyje. Ir jeigu darbdavys nesuteikia sutartyje nurodytų darbo valandų, darbuotojas privalo raštu parašyti darbdaviui, kad mano darbo sutartyje yra garantuotos darbo sąlygos, tai yra valandos. Ir aš informuoju, kad jeigu man bus nesuteiktas tas darbo laikas, kuris nurodytas sutartyje, aš kreipsiuosi ir kelsiu finansinį ieškinį dėl apmokėjimo, netgi jeigu aš nedirbu, nes jūs turite teisę į tokį apmokėjimą. Ir finansinis ieškinys keliamas per profsąjungą arba advokatą. Žodžiu, jeigu baigėsi projektas ir jeigu negauna permiteringo, o vis dar yra tame darbe ir jeigu nėra darbo, tai tiesiog darbuotojas turi teisę gauti atlyginimą. Jeigu jo sutartis toliau galioja ir toliau, reiškia, jisai privalėtų eiti į darbą, nes jo darbo sutartyje nurodyta, kad jis dirba pilną darbo dieną ir jisai nėra atleistas ir jis nėra permiteringe, jo darbo sutartis nepasibaigus yra. O kaip tai techniškai turėtų atrodyti? Ar žmogus turėtų ateiti į kontorą ir sėdėti kontoroje, ar jisai gali... Ne, tai jeigu jūsų darbo sutartis galioja, tai jūs žinote, kada jūs einate į darbą. Jūs ateinate į darbą ir ateinate į darbą, ir pasiruošęs esate dirbti. Bet, pavyzdžiui, aš ateinu į kontorą ir man kažkada pasakys, kad tu tave šiandien nereikia, nes nėra pas tave žmonių neatėjo jokių. Tai sakysiu, vis tiek mokėk, ar ne, ar pas mane atėjo ar neatėjo, tiesa. Tai lygiai tas pats su visais darbais. Jeigu darbo sutartis garantuoja jums darbo valandas, jūs ateinate į darbą, jums turi sudaryti sąlygas dirbti, o jeigu neduoda darbo, sako, eik namo, darbo šiandien nėra, tai vis tiek privalo mokėti. Tai yra paprasčiausia, aš pavyzdžiui, matau, kad Norvegijoje aš gyvenu 35 metus. Aš tokių dalykų nemačiau, kad nemokėtų už, reiškia, žmogui, kai jisai darbo sutartį turi prieš daug metų. Bet su imigrantų antplūdžiu į Norvegiją po ES išplėtimo 2004 metais labai pagausėjo tokių dalykų, kai žmogui sako, dabar darbo nėra, eik namo, sėdėk, reiškia, važiuok į Lietuvą, 2 savaitės nebus darbo. O jo sutartis garantuoja jam darbo laiką. Ir jisai ramiai išvažiuoja.
Ir po to sako, čia vat išvažiavau, po to atvažiavau, darbo nėra, sakau, parodyk darbo sutartį. Darbo sutartį 100% fast yra darbas, ar ne? Ką tu darėjai, nieko nedariau, man pasakė, kad darbo nėra. Tai jeigu tu turi sutartį, tai turi apmokėti, ar darbo yra, arba darbo nėra. Vis tiek turi mokėti. Supratau. Arba turi daryti kažkokias, todėl kad žmogus, kuris gyvena Norvegijoje, jisai iš principo turi finansinius įsipareigojimus, jisai turi būtą, jisai turi vaikus, jisai turi valgyti, pirkti, viskas čia, reiškia, kainuoja, ar ne? Tai jeigu staiga pasakysi, dabar nėra darbo, eik namo ir tau nemokėsiu. Nu, tai Norvegija negalėtų žmonės taip gyventi, ar ne? Bet jeigu atsiranda daug žmonių, kurie yra imigrantai, kurie atvažiuoja ir čia pabūna, padirba ir po to gali išvažiuoti kažkur tai be pinigų, tai šitas toksai modelis, nemokėjimas ir pasakymas, kad nėra dabar darbo, dėl to aš tau nemokėsiu, jisai labai išplito kažkodėl taip pastaraisiais metais, bet iš tikrųjų taip yra negalima daryti. Ar ne? Tai darbas be darbo sutarties. Kalbėjom. Per vieną savaitę turi išduoti darbo sutartį, turi paruošti darbdavys. Pagal įstatymą advokatai sako, kad žodinis susitarimas irgi galioja. O turi būti kažkokios tai įrodymai, kad tai yra žodinis susitarimas, ar tai yra SMS? Kokie tai įrodymai? Kas yra žodis iš viso? Žodis yra oro virpinimas. Tai dabar, jeigu norite tą oro virpinimą kažkaip tai pagauti ir po to nunešti ir teisėjui padėti ant stalo, tai žinote, kad taip negalėsit, ar ne? Tai ką daryti, jeigu jums pažadėjo ir neištesėjo? Ir tokioje situacijoje, kai jums reikia gauti algą, jūs atidirbote, pavyzdžiui, mėnesį. Ir nėra jokių įrodymų, kad jūs tenai dirbote. Tai jeigu kils toksai konfliktas ir dirbote be sutarties, aišku, kyla rizika, kad nesumokės. Tai vadinasi darbas be sutarties, bet to juodas darbas. Tai nelegalus darbas iš tikrųjų vadinasi. Dėl to nelabai gina ir teisėjai tokius žmonės. Bet aš pasakysiu, ką jums daryti. Jeigu jūs pakalbėjote su kažkokiu žmogumi, jums pažadėjo darbą ir sako, tai aš tau duosiu, o kontraktą parašysim po to. Ar ne? Tai reikia įforminti susitarimą, imkitės to patys. Pavyzdžiui, pakalbėjau aš su Mantu ir Mantas sako, ateik Daina ir rytoj man dirbko tenais kažką, tai man reikia parašyti, išversti vertimus, ar ne padaryti. Aš atsisėdu prie kompiuterio ir aš parašau, Mantai, mes tokią dieną pakalbėjome, datą parašau, apie tai, kad aš tau išversiu 10 puslapių vertimų ir tu man sumokėsi, sakysim, 5000 kronų už tuos vertimus. Prašau parašyti, ar teisingai aš tave supratau. Ir siunčiu aš jam arba SMS žinutę, arba elektroniniu paštu. Ir tai jau yra įformintas kažkoks tai susitarimas raštiškas. Aš jau galiu pasakyti, kad aš jį turiu. Bet jeigu jūs pradėjote ilgalaikį darbą, tai tada tą viską surašykit, ką susitarėte žodžiu, ir tada visą laiką prašykite išduoti darbo sutartį jums, nes jums jinai priklauso. Tuo pačiu elektroniniu paštu, kad būtų įrodymas, kad tai būtų prašoma, ar užtenka tik tai siūsti formą? Elektroniniu paštu, SMS žinutė, kad jūs turėtumėte ir rinkite tuos įrodymus. Ir bet to, jeigu jūs dirbate, bet yra žmonių, kurie dirba ir mėnesį, ir 2 mėnesius, ir 3, ir sutarties jiem neduoda, ir jie sako, aš žinojau, kad aš dirbu juodai, bet aš vis tiek nežinau, ką man daryti. Tai sakau, tada turite turėti kitus dokumentus, darbo grafikus, valandų apskaitos lapus, timelisterį yra tokie, ar ne? Algalapius, užrašus turite vesti, pas ką dirbote, ten pas šeimininkus, kaip žmonės vadina, pas kokiu adresu ten kažką pastatėt ir taip toliau. Tai va, tai yra jūsų įrodymai, tai nėra virpinimas oro. Bet iš tikrųjų negalima dirbti be sutarties. Vienoje protingoje knygoje perskaičiau, kad statant tokius santykius su žmogum, kurie gali baigtis, tai reikia statyti taip, lyg tai jie būtų pasibaigę ir kad žiūrint atgalios būtų tam tikri fundamentai pastatyti. Tai labai geras patarimas, Dainos. Sutarėt, negaunat sutarties, patys suformuluokit. Čia GPT galų gale gali padėti ten kažkaip ar suformuluoti visą ką. Dabar gyvenam tokiais amžiais, kad tiesiog labai paprasta tai padaryti.
Ir bet kokia kalba netgi, tarp kitko, net norvegiškai. ChatGPT viską parašys sutartį jums ir parašykite, vat mes tą susitarėm, ar tiesa. Ar patvirtinate mūsų susitarimą tokią dieną ir tokią valandą, apie ką mes kalbėjom. O jeigu, pavyzdžiui, negauni atsakymų iš žmogaus, nesako. Raudona lemputė, aš nedirbčiau. Supratau. Nedirbčiau toliau. Tai ką tai reiškia? Reiškia, kad aš viską pamelavau ir arba tu jau būsi kvailas liks, arba... Žiūrėkit, sako Daina, sako, rožiniai akiniai dūžta stiklais į vidų. Tai būni su rožiniais akiniais, būni dūžta. Tai labai geras pasakymas, nes aš visą gyvenimą save vadinau rožinių stiklų nuiminėtoje. Tai va, tai čia, jie dūžta stiklais į vidų. Geriau, kad nedūžtų, geriau jau aš juos nuimu juos. Gerai, dabar toliau. Darbo sutarties keitimas klausia, ar gali keisti darbo sutartį darbdavys. Ir aš atsakau, taip gali, va čia jeigu darbdavių yra mūsų tarpe, tai taip. Tai turi būti tam tikros sąlygos, jeigu vyksta įmonės perorganizavimas, pertvarka, pavyzdžiui. Bet turite informuoti darbuotojus savo ir turite informuoti profsąjungą ir darbuotojai turi galimybę dalyvauti tame procese. Bet mes gavom klausimą iš Aivaro, ne? Aš būtent iškelti noriu, tai Aivaras ir pasinaudojo tą galimybę, parašė į elektroninį paštą, kuris bėga apačioje eilutėje, tai jeigu jūs norite tą patį padaryti, irgi padarykit. Ir Aivaras parašė tokią situaciją, sako, mano įmonė nupirko ir naujas savininkas man sako, kad bus nauja darbo sutartis su blogesnėmis sąlygomis. Ar tai yra teisėta ir darbdavys turi teisę valdyti įmonę, steering thread? Jo, tai čia tikriausiai buvo taip parašyta, kad aš turiu steering thread, darbdavys jam tą parašė. Taip, iš tikrųjų, steering thread darbdavio teisė valdyti įmonę. Tai yra neįtvirtinta įstatymu, bet jinai yra tokia. Ir būtent kada yra daroma pertvarka, nupirkote naujus aparatus savo įmonėje, keičiame meniu ten kažkokį tai restorane ir man reikalingi nauji darbuotojai. Iš kokių nors, sakysim, tortų gamintojų mes pasidarome picos gamintojais. Tada yra įmonės pertvarka ir tada gali darbdavys pasinaudoti savo tą steering thread, tai yra teisę valdyti įmonę ir perrašyti visas darbo sutartis. Bet jisai turi pasiūlyti buvusiam darbuotojam naujas darbo sutartis, bet jos gali būti truputį blogesnėmis sąlygomis. Pavyzdžiui, mažiau darbo laiko. Algos mažinti negalima paprastai. Negalima algos mažinti? Ne. Su šito niekas nesutiktų, bet galim, pavyzdžiui, siūlyti mažiau darbo laiko. Sakysim, turėjau 100%, dabar 80%. Sakysim, o mums nereikia tiek picų iškepti, sakysim. Tai tada jau jūsų yra reikalas arba sutikti su ta nauja sutartimi, arba nesutikti su nauja sutartimi. Dabar kitas labai svarbus patarimas arba įstatymas, kuris jums gali padėti, tai yra 3 metų taisyklė. Jeigu dirbote terminuotomis sutartimis 3 metus ir 1 dieną, bet tos sutartys yra testinės, be didelių tarpų. Pilnus metus 1, pilnus metus 2 ir pilnus metus 3, sutartys 1 metams, po to reiškia dar kitiem metam nauja sutartis ir dar 1 dieną vėl nauja sutartis sudarė, tai reiškia, jau dirbate neterminuotai ir galite prašyti sudaryti naują sutartį, kad dirbate fast, tai yra pastoviai. Reikia turėti įrodančius dokumentus, tai yra tos sutartys, kurias jūs turėjote terminuotas. Ir paprašykite, kad jums išrašytų naują sutartį, kurioje būtų jau be pabaigos datos arba parašyta, kad fast. Jeigu darbdavys nesutinka, deja, darbo inspekcija negali padėti, profsąjunga arba advokatas. Kodėl sakau profsąjunga? Nes profsąjunga, jeigu esate narys, tai profsąjunga turi savo advokatus, kurie jums priklauso kaip nariui, o jeigu nesate, tai pas bet kokį advokatą, darbo teisės specialistą arba CRED specialistą. Tai va čia 3 metų taisyklė gali jums padėti, jeigu dirbate terminuotą visą laiką testinį darbą 3 metus ir 1 dieną jau pradirbote, tai galite gauti tą fastą. Dabar kitas yra, reiškia, ir kam galioja? Pakaitiniam, vikar, dirbantiem per agentūrą pas tą patį užsakovą, jau turite teisę būti įdarbinti pas užsakovą, jeigu 3 metus dirbote per agentūrą.
ir su terminuotomis sutartimis. Bet tie 3 metai turi būti be pertraukos? Taip. Jeigu Be vyksta didelių pertraukų. Taip, truputėlį ten taip suformuoluota, be didelių pertraukų. Tai negali būti 3 mėnesiai, 4 mėnesiai pertrauka ir po to vėl ten 3 mėnesiai. Beveik pastoviai. Jo. Ką noriu pasakyti? Ar turit klausimą? Ne, aš kalbu iš Erikos, kuris buvo siūstas anksčiau. Mes dabar jį paskaitom, ar... Paskaitom dabar? Jo, Erikos. Tai vat, Erika irgi atsiuntė elektroniniu paštu, dar prieš prasidedant transliacijai, dėl to pirmenybė jiems yra teikima. Taip pat, jeigu turi dar kartelį kartuoju, bėgantį eilutę, temos apačioje, siūskit elektroninius paštus. Erika klausė, sako, dirbu kaip vikaras, bet turiu darbo 100% sutartį, valandas registruoju appse, ar galiu tikėtis 100% fast kontrakto? Ar turėčiau to paprašyti pati, ar laukti, kol pasiūlys? Gyvenu čia daugiau nei 3 metai, darbas komunai 2 ir greitai bus metai, kaip dirbu komunai. Tai va, jau dirba metus, tai reikėtų palaukti dar 2 metus ir tada gali prašyti to pastovaus įdarbinimo, tai yra fast, neterminuoto. Aš noriu pasakyti, kad labai dažnai žmonės pradeda taip pykt, kad darbdavys neduoda jiems, reiškia, fast įdarbinimo. Aš galiu pasakyti, kad mano pačios tokia pati yra patirtis darbo inspekcijoje. Aš pradėjau dirbti 2007 metais, tame Service Center for Youth and Landscape Atsakerė, tai paslaugų centre užsieniečiams, dabar jau kitur dirbu, ten dar būnu. Ir žodžiu, mano buvo darbas projektinis, nes pradžioje tai buvo kaip projektas. Tai man pratesinėjo sutartis, anksčiau buvo ne 3 metų taisyklė, o 4. 1, 2, 3, 4 man nauja sutartis sudarinėjo darbo inspekcija, ar ne? Ir aš net neapsižiūrėdama, aš ir toliau ten dirbu 5 metus, atėjo naujas kolega, Lenkas, toksai gudresnis truputėlį už mane buvo tikriausiai. Ir sako, Daina, mums jau turi duoti pastovę darbo sutartį. Ir mes nuėjome pas viršininką ir iš tikrųjų jie sakė, oi, tikrai mes pamiršom, mes neapsižiūrėjom darbo inspekciją. Tai čia reiškia, kad kartais, kad kas turi rūpintis jūsų įdarbinimu, jūs patys. Darbdaviai ne visada pažiūri, pamato, galvoja, niekas apie jūs negalvoja iš tikrųjų. Vat rožinius sakinius nuimsiu. Niekas negalvoja, jūs turite galvoti apie save patys. Teisingai. Labai geras toksai įtvirtinimas, kad niekas nepadės, jeigu nepadėsi pats savo. Būtent. Ir dabar dar kitas toksai labai svarbus yra įstatymo paragrafas, kad tas vadinamas faktis karbatstyd, faktinis darbo laikas. Jeigu turite daugiau darbo apimties, negu nurodyta darbo sutartyje. Pavyzdžiui, darbo sutartyje darbo laikas 20%, bet nuolat dirbate 100%. Tai faktinio darbo laiko 100% įrašymas į darbo sutartį turi įvykti po 12 mėnesių. Tai reiškia, metus atidirbote 100%, sutartyje 20%, tai po 12 mėnesių turėdamas visus įrodančius dokumentus, tai yra darbo valandų lapus, ten tos timelisterį, algalapius, galite prašyti darbdavio, prašau įrašyti darbo sutartį 100%. Laisvą formą rašote tokį prašymą su visais dokumentais, darbdaviui pirmiausiai, jeigu darbdavys neatsako iš viso arba atsako ne, negausi, tai jau darbo inspekcija gali padėti. Galite siųsti savo skundą į komisiją ginčių prie darbo inspekcijos, vadinasi Tvisteløsningsnemnd, tai yra, reiškia, nesutarimų sprendimo komisija. Čia nurodo adresą, Trondheime, mūsų direktoratas yra ten, arba elektroniniu paštu. O jeigu užmiršite, tai man parašykite ir aš jums net padėsiu suformuluoti visus tos jūsų raštus. Man atrodo, Daina šitą sakinį išleidė kaip žvirblį ir į elektroninę paštą. To pasigailėsiu, ne? Gausi tokią krūvą. Gerai, jeigu galiu padėti, tai tikrai padėsiu. Nu ir ką, dar toliau, jeigu abejojate, kur galite kreiptis. Tai dar kartą primenu pagrindinę taisyklę apie įdarbinimą. Darbo sutartis turi būti aiški ir nuspėjama, tai yra darbo apimtis, trukmė, darbo vieta. Jeigu neaiški darbo sutartis,
neaišku, kodėl esate darbinamas laikinai arba nepilnu, etatu, neaiškus darbo laikas arba vieta, kreipkitės į darbo inspekciją. Bet darbo inspekcija, pasakysiu, ką gali padaryti. Gali patikrinti darbo vietą. Gali įpareigoti darbdavį, išduoti darbo sutartį, jeigu jos nėra, ir nurodyti laikino įdarbinimo priežastį jūsų darbo sutartyje. Arba įrašyti, patikslinti darbo sutartį, jeigu jinai yra netvarkinga, netiksli ir taip toliau, jeigu kažko tai trūksta pagal darbo kodeksą. Tačiau darbo inspekcija negali interpretuoti darbo sutarties. O ką tai reiškia? Mes ne advokatai. Mes negalim paaiškinti, ką tai reiškia. Jeigu darbo sutartis neaiškiai suformuluojama, kaip aš sakiau, gali būti ten advokatai suformulavę. Bet ten nelabai aišku, kaip yra. Galbūt reikalinga yra teisminė praktika, tarkim, o ją žino tik tai advokatai. Nes kartais būna taip surašyta, kad aš nesuprantu, kas ten parašyta, kaip interpretuoti, kaip ją suprasti. Formuluotės būna labai teisiškai tokios painios. Tai tada jau reikėtų kreiptis į profsąjungą arba advokatą. Bet to mes, darbo inspekcija, neturime teisės interpretuoti darbo sutarčių. Mes tik tai galim pasakyti taip, ne, jeigu labai aiškiai yra. O jeigu neaiški, dėja, negalime. Nu ir ką aš noriu ant galo pasakyti, kad yra informacija įvairiomis kalbomis. Mes turime informacinę kampaniją Know Your Rights, žinok savo teisės, toksai angliškas, į vieną žodį suplakti 3 žodžiai. Ten galite pasirinkti lietuvių kalbą ir ten yra svarbiausia informacija lietuviškai ir filmukai, kur aš ten juos įkalbėjus, galite paklausyti mano balso. Ir galite susisiekti su darbo inspekcija telefonu arba čatu, tai čia chatbot, tai yra robotas, pirmiausia atsakys, bet jeigu paklausite vailėderį, tai ir žmogus atsakinėja darbo laiku, arba rašote užklausą darbo inspekcijai. Tai va šitoje Know Your Rights yra nuorodos į visą tai, kaip parašyti užklausą lietuvių kalba darbo inspekcijai, arba kaip parašyti skundą darbo inspekcijai. Dėl kokių nors kritikuotinų dalykų arba nesaugių dalykų jūsų darbe. Primenu, Arbeitstilsyne, sunku žodis. Arbeit yra darbas, tilsyne yra priežiūra. Arbeitstilsyne. Darbo priežiūra, bet iš tikrųjų darbo inspekcija yra teisingas vertimas. Tai įeinate į šitą puslapį, labai daug ten informacijos, bet jos yra, aišku, norvegų kalba ta informacija. Ir mygtukas didžiulis tips os. Praneškite mums. Tai va ten galite rašyti savo skundą. Na ir paslaugų centras užsieniečiams. Jis, darbo inspekcija tenais yra. Jis yra Skatteetaten pastate. Osle, Bergene, Stavangeryje, Trondheime ir nurodžiau darbo laikus. Oslo. Mes dirbame pirmadienį, ketvirtadienį, tiksliau, mano kolegės, aš būnu trečiadienį tenais, kartais ketvirtadienį. Bet geriausia, jeigu norėsite susitarti, ateiti pas mane konsultuotis, tai parašykite man ir aš tada tikrai pasakysiu, kada būsiu. O klausyk, Daina, čia sekundėlę, bet kaip tik būtent apie skundą, anoniminis gali būti? Gali būti anoniminis, bet jūs žinokite, jeigu jūs rašote skundą darbo inspekcijai, tai bet kokiu atveju mes konfidencialiai tvarkome šitą informaciją. Mes neturime teisės darbdaviui pasakyti, kas mums pranešė. Tai jūs galite parašyti, ten parašyta, kai rašote skundą, ten yra parašyta, kad jūs galite mums nurodyti savo kontaktinius duomenis, bet mes nepranešime to darbdaviui. Mes turėsime juos tik pas save, kad galėtume su skundėjų, tai yra pranešėjų, patys susisiekti, jeigu mums bus reikalinga papildoma informacija. Nu ir mano paskutinis, ačiū uždėmesi, su 2 akiniais. Kaip mes pakalbėjome su Mantu, kad čia mūsų toks užmojis gauk 2 daugiau, jeigu žinosi visą savo teisės, užsienietis, jeigu jie žinos, tai jisai 2 daugiau gali uždirbti algos. Tai va čia, ponios ir ponai, čia jums nesidvejina jau nuo informacijos kiekio, čia yra būtent sugalvota tokia reklaminė kampanija, kaip ir Daina ką tik tai sakė, kad jeigu žinosite savo teisės, jeigu žinosite tos smulkius dalykus, kas padeda
kaip čia pasakyti, iš nedaug gaunančio arba pavartosiu tą nevartotiną priešdėlį ir iš nedagaunančio tapti į pilnavertį darbuotoją, taip kad šiandien būtent mes pakalbėjome apie darbo sutartį ir būtent su Daina sutarė tiek ir Dainos iniciatyva, tiek ir galima čia iniciatyva. Būtent 6 antradienius iš eilės mes pakalbėsime apie jums rūpimas temas. 3 temos bus skirtos darbuotojams, 3 temos bus skirtos darbdaviams. Kita tema bus, ką reikia žinoti apie saugumą darbe, tai bus balandžio 29 dieną. Tada dar po savaitės laiko, gegužės 6 dieną bus legalus darbas, socialinės garantijos. Ir tada prasidės temos skirtos tiem, kurie įdarbina žmonės į savo įmonės. Tai bus gegužės 13 dieną darbdavio atsakomybė. Gegužės 20 dieną tai bus saugumas darbe, tai fiziniai, organizatoriniai veiksmai, rizikos vertinimas ir privalomas saugumo tvarkos. Bei gegužės 27 dieną šitą webinarą užbaigs tema, kas ką tikrina ir kaip bendrauti su tikrintojais. Taip kad, ponios ir ponai, aš dar kartelį labai norėčiau paraginti jūs pasidalinti šiuo įrašu ant savo Facebook'o sienos dėl 2 priežasčių. Pirma priežastis yra ta, kad jūs padėsite mums pasiekti daugiau žmonių. Antra, turbūt praktinė, kad jums nereikės po savaitės laiko arba po mėnesio laiko arba po metų laiko ieškoti informacijos apie darbo sutartį, o jūs tiesiog atrasite ją Facebook'o sienoje. Ir aš noriu, kad jūs tiesiog, aš norėjau, kad padėkotumėt, bet aš, man atrodo, net nespėjau pasakyti to ir žmonės jau tiesiog siunčia Dainai puokštės gėlių. Taip, kad, ponios ir ponai, dar kartelį aš noriu padėkoti Dainai Bogdanienei, tai yra darbo santykių saugumo ir teisės specialistė, Norvegijos darbo inspekcijos vyriausia patarėja. Ačiū tau, Daina, labai. Man atrodo, pirmas blynas toks neblogas buvo, ne? Puikiai, bet mes neatsakėme klausimus. Tarp kitko, kur aš juos galiu pamatyti, aš juos atsakysiu. Daug, iš tikrųjų, tai aš irgi bandžiau pasakyti tą transliacijos metu, tai Daina, kai mes baigsim dabar transliaciją, bus šitas įrašas bus pasilikęs interneto platybėse, tai aš tau jį asmeniškai parodysiu ir kai turėsi laiko, tiesiog nueik į komentarų sekciją, ten pamatysi visus parašytus klausimus ir tiesiog spausdama mygtuką reply galėsi atsakyti į tam tikrus klausimus. Klausimų daug žinok bus, kavos reikės padaryti tikrai ne vieną puodelį. Gerai, bet aš atsakysiu, aš ačiū visiems dalyvavusiem ir ačiū iš tikrųjų Mantui, kad jisai suorganizavo tokį techniškai įmanomą susitikimą. Taip, ir tikiuosi, kad parašysit ir galbūt kažkokius neigiamus komentarus, jeigu turite ką, galėtume pataisyti, kad būtų geriau kitą kartą. Supratau. Nu ką, dar kartelį, ačiū Jums labai, su Jumis buvo Daina Bogdanienė, būtent darbo santykių saugumo ir teisės specialistė, Norvegijos darbo inspekcijos vyriausia patarėja ir Mantas Simaitis. Ačiū Jums labai ir tada iki pasimatymo būtent balandžio 29 dieną. Viso geriausio visiems. Iki.